Po 5 savaičių pertraukos į projektą grįžęs Merūnas jaučiasi tarsi įkritęs į verdantį katilą. Ne viename televizijos šou dalyvavęs dainininkas atviras. Tokios konkurencijos jis nėra regėjęs. Žmonės padėjo daugiau slapstytis, choreografijos nerodo savo, temos, užmanimų, minčių kažkokių tai. Įvairios replikos, nežinau, vienas kitam pakandžiojimui, ratais, kvadratais. Tai yra psichologiniai žaidimai. Net choreografai yra tie, kurie turi savo numylėtinius ir su jais daugiau dirba. Jie turi savo favoritus, tai jiems yra gražesnės figūros statomos. Merūnas taip pat stebisi kai kurių dalyvių pastangomis žūtbūt išlikti projekte. Tenoras mano, kad į pagalbą pasitelkiamos net juodosios technologijos. Žinau, kad šokiuose tai yra ne ką mažesnis aktyvumas, būtent piktosioms jėgoms dalyvauti. Kas liečia balsus, pavyzdžiui, nežinau. Visuomet žinau, kad yra galimybė tais balsais manipuliuoti. Ir čia nėra paslaptis, kad dabar yra galimybė galbūt ir dadėti balsų, ir atimti. Technologijos yra šiais laikais pažengusios į priekį. Pats dainininkas sako konkurencinėje kovoje nedalyvaujantis. Į projektą jis žiūri kaip į pramogą, linksmą laiko praleidimą. Šiek tiek nuleisti garą jis ragina ir kitus. Katažina labai daug pastangų deda, labai daug pastangų. Jeigu žmogui tai yra didelis malonumas, tai visai kas kita, bet kai tai tampa jau, nežinau, kažkokia tai manija, tai galbūt nelabai gerai, ne? Man taip atrodo. Kas paliks šokio aikštelę šį vakarą, Merūnas nedrįso prognozuoti. O štai projekto nugalėtoją jis jau žino. Aš vis tiek matau laimėtoją Katažiną. Aš pasveikinu galiu. Katažina, sveikinu tave.